Dėkoju ir dabar dar norėčiau suteikti žodį Gediminui Storpirščiui. Vėlgi džiaugiamės, kad turime sąraše aktorių, bardą ir ne vieną, manau, Vilniečių, jaunųjų Vilniečių kartą išauginusios teatro studijos Elementorius vadovą. Aš manau, kad žmonės iš tos mokyklos išėjo tikrai laisvesni, pilietiškesni ir stipresni. Tai ką Gediminas siūlytų? Jo, aš pasistengsiu glaustai, nes jau aš kalbu turbūt iš viso sąrašo čia sėdinčių prie stalo paskutinis. Tai tiesiog turbūt paantrinsiu tai, kad turbūt metas, reiškia, kaip kultūros žmonės padėjo mums vėl ateiti į laisvę, nusprendė suteikti, reiškia, toliau valstybės valdymą profesionalam. Po 25 metų, reiškia, turbūt vėlgi mes matome, kad laikas vėl grįžti ir kultūros žmonėms, grįžti į šitą, reiškia, valstybės bendrą kūrimą. Ir tiesiog pats Vilnius, sakykime, galėtų būti dabar, sakykime, daug iš provincijos žmonių suvažiuoja pirmiausiai į Vilnių, paskui jau keliauja į tolimesnės Europos ar pasaulio stoteles. Tai Vilnius turėtų būti tam tikras pavyzdys, tam tikras, reiškia, rodiklis. Ir iš vienos pusės galima galvoti, kad čia kultūros renginių net yra per daug ir todėl reikėtų savarankiškos Vilniui kultūros, švietimo, reiškia, politikos. Ir turbūt daugiau kreipčiau dėmesio į tai, kas yra būdinga, kas gimsta Vilniuje, kad žmonės atvažiavę, jiems nėra įdomu pamatyti tos pačius McDonald's ar pamatyti tas pačias šventes, kurios yra bet kur kitur. Ir tada, sakykime, atkreipkime dėmesį, kad Literatų gatvė yra graži mūsų menininkų iniciatyva pagerbti mūsų kultūros žmonės. Ir tai jau tampa traukos taškų visų turistų grupių, ar ne? Graži iniciatyva Andriaus Mamontovo gatvės muzikos diena, kuri jau sklinda per visą pasaulį, turinti čia. Yra Bardų festivalis, tai aš idėja, iš kur iš čia, reiškia, jisai plečiasi, auga ir turi, reiškia, atgarsius kitose šalyse ir jie naudojasi mūsų modeliais, tai, ką mes atradę čia. Ir aš manau, kad Vilnius yra pajėgus turėdamas tiek kultūrinio ir intelektualaus, reiškia, aš kalbu apie aukštąsias, aš kalbu, kad laikas vėlgi gražinti į valstybės kūrimą mokslo akademiją, kuri turi sukaupus iš tikrųjų aukščiausių lygio, reiškia, specialistus, bet jie ilgą laiką buvo, reiškia, kažkaip tai lyg tai išstumti iš valstybės kūrimo tokio proceso ir taip toliau. Taip, kad yra daugybė darbų ir aš tiesiog, reiškia, savo asmeniu kviečiu žmonės patikėti, kad vėl burdamiesi į bendruomenės ir rūpindamiesi savo miestų, savo aplinką, mes galime kurti, reiškia, bendrą visų gyvenimą ir kad patikėtų, kad, kaip čia pasakyti, kad į tam tikras visuomeninės pareigybės galima eiti ne vien, reiškia, aiškiai suformuluotai, žinant kažkokią, reiškia, pelno rezonansą, ką tu už tai gausi, kad visam pasaulyje yra, reiškia, ne vienas festivalis, bet koks teatrinis, muzikinis, kultūrinis festivalis nevyksta be savanorių. Ir tai yra labai graži misija. Aš manau, kad ir mūsų verslo žmonės galėtų daugiau skirti mūsų kultūros, reiškia, garsinimui pasaulyje. Jeigu mes išverstume, sakau, nors vieno geriausio kokio rašytojų knygai į 3-5 kalbas pasaulyje, mes tiesiog nuveiktume tikslingai panaudodami lėšas, mes nuveiktume kur kas daugiau, reiškia, ir kryptingiau. Ir tai galima sutvarkyti. Taip, kad aš tiesiog nesiplėsdamas, reiškia, kviečiu žmonės vėl aktyviau dalyvauti bendruomenės kūrime ir, reiškia, miesto kūrime ir šalies kūrime.